Lietuvoje siaučiant kriziai geometrinė progresija daugėja bedarbių. Tačiau yra ir tokių profesijų, kurių specialistų katastrofiškai trūksta ir darbdaviai priversti jų ieškoti ne vieną mėnesį. Sporto pasaulyje gerai žinoma istorija su Lietuvos futbolo rinktinės trenerio paieškomis, kuomet ilgai ieškota tinkamo kandidato. Klaipėdoje šiuo metu vietos žiniasklaidoje jau ne pirmą savaitę transliuojamas skelbimas, kuriame siūlomas darbas futbolo treneriui. Taip naujai įkurtas futbolo klubas Klaipėda ieško stratego, kuris treniruos naujai įsteigtą komandą. Toks stratego paieškos būdas pasirinktas norint parodyti miestiečiams, jog futbolo klubas bus atviras visuomeniai. Mūsų komandos naujasis pavadinimas futbolo centras Klaipėda. Jis ir parodo tą, kad mes norime viešumo ir skaidrumo, kad tai būtų viešas, visiems žinomas, matomas aiškiai ženklas, kad tai yra Klaipėdos komanda plačiaja prasme, ko mes labai siekimės ir šitą konkursą skelbdami mes tiesiog parodome, kad mes esame. Klubo vadovai sulaukė nemažai paraiškų ir skambučių, tačiau tikslaus kandidatų skaičiaus neatskleidė. Teigiama, jog komanda sieks A lygos licencijos, tad ir būsimasis treneris turi turėti atitinkamą kvalifikaciją. Be abejo A lygos, nes tai yra reikalavimas, kad A lygos licenciją galėtų turėti treneris. Bet palaikymo komanda, aišku, to nereikia. Gali būti ir B lygo trenerių. Tai vat mes renkamės iš šitų kandidatų. Tarp kitko, galim pasakyti, kad ne vien iš Lietuvos. Ta prasme, lietuviai, bet šiuo metu dirbantis ne vien Lietuvoje. Naujojo klubo pirmasis treneris turėtų paaiškėti po savaitės. Strategui pirmosios darbo dienos bus nelengvos. Futbolo klubas Klaipėda dar neturi suformavęs kitų metų biudžeto ir neaišku, kokias galimybes rinkdamas žaidėjus turės vyriausiasis treneris.